dar iki dabar aš su juo normaliai nemoku važiuoti, tikrai sunku su juo, labai jisai, tiksliau, aštresnis jisai yra. O KM6, nu jisai toksai, kaip kasdienė mašina, prie pripratęs viskas, o čia jisai sudėtinga mašina. Tau tas sudėtingumas buvo visose trasose ar galbūt kai kuriuose buvo lengviau, kai kur sunkiau? Sakyčiau, su juo greitoj trasai sunku, nes galbūt arklių jau šiek tiek trūkumas. Lyginant, kačerginės atžvilgiu. Bet tarkim, kokiuose Kuršėnuose, kur vidutinis greitis, tai jinai tiesiog tobula mašina. O aikštelėje su ja gal trūksta mano įgūdžių, kad aš ją išvaldyčiau. Nu ir ką, tada pasišnekam apie sezoną pradžią, apie Semipro. Kokie tavo pas save buvo etapai ir kaip užbaigė sezoną? Aš dalyvavau 3 etapuose. Tai Kačerginėje, kur pirmą kartą važiavau tikrai greitai. Didžiausia baimė ir buvo, ten vos ne savaitę laiko nervavausi, stresavau, kaip ten bus, ar nusirašysiu, sudaužysiu mašiną, galbūt paskutinis mano etapas šiais metais bus. Bet kažkaip atsargiai, vos nepersižegnojant prieš kiekvieną važiavimą ir kažkaip suvažiavau. Rezultato aukšto nepasiekiau, kvalifikaciją praėjau. Po kapotu viena iš 100 buvusių Kęstučio Petronio mašinų. Top 32 su Litvinsku susitikau, kuris žiauriai stipriai važiuoja, kuriuo buvo galima pasitikėti iš paskos važiuoti ir suvažiavau, kaip man atrodo, tikrai ganėtinai neblogai. Tai pradžia buvo tokia ir paskui dar turėjai varžybas Alytuje. Alytuje, taip. Alytuje buvo treniruotės pusiau sausos, pačios varžybos buvo realiai ne tai, kad ant drėgnos dangos ar šlapios, bet tiesiog baloj buvo, plaukė viskas. Tokios irgi įdomesnės, kvalifikaciją irgi praėjau. Man atrodo, į geresnę pusę, į aukštesnę, tiksliai nepamenu rezultato. O porinėse susitikau su komandos draugu Aurimu. Ten irgi buvo visokių įdomumų. Keista buvo, tiesiog žiauriai šlapia, keistai valdėsi mašiną. Apsisukau ir Aurimas apsisuko ir aš apsisukau, ten buvo visokių nuotykių. O paskui su Gvozdu susitikau. Gvozdas važiuoja labai arti blokų. Aš norėjau jo arti važiuoti, tai gavosi, kad stipriai kabinau su galu blokus ir pralaimėjau. Bet nebuvo turbūt taip liūdna, nes Kuršėnuose paskutinėme etape vis tiek buvo podiumas pagaliau. Kuršėnuose ten kažkaip taip viskas gavosi, kad buvo darbai prieš visą savaitę dirbam ir taip iš vakaro sumastėm važiuoti, nieko neįsidėjom, jokių atsarginių detalių, nieko, tiesiog kuro įsipylėm, padangų šiek tiek įsidėjom, kurių pritrūko ir išvažiavom. Bet kaip sureguliuota mašina, reduktoriai nieks nepritaikyta, nieks ten. Žodžiu, ir kažkaip taip per treniruotės labai geda mašina. Ten nenorėjo dirbti, užgesdavo važiuojant, tiesiog užgesdavo ir nesikurdavo. Po to ačiū tėvams, draugams, kurie išsprendė problemą ir kvalifikacijų irgi pavyko gerai suvažiuoti. O per porinius ten tiesiog jau neprisimenu net kas įvyko, nes kaip sakoma, nurauta galva lėkiau tiesiog. Negalvojau, kas ten bus, duš, neduš, nesvarbu. Tai gal ir tas toksai nusiteikimas atvažiuoti, ne būtent laimėti iš karto, tiesiog praleis gerai laiką. Podiumas šiais metais geriausias pasirodymas. Ar buvo galima tu finalę su Klimavičium pasistumdyti stipriau? Ar tiesiog ten aukštesnių lygio sportininkas? Jisai tikrai žiauriai stipriai važiuojantis pilotas ir mašina jau buvo labai tenai stipriai apdaužyta važiuoklė, kad pati finalinė kova buvo tokia įdomiai, valdėsi, pats bijau važiuoti. Važiavau tiesiog, kad suvažiuoti ir nesudaužyti jau. Nes buvo priekis stipriai pažeistas ir galinis vienas ratas stiprokai pažeistas. Bet jeigu būtų buvus tvarkinga mašina, aš tikrai manau, kad su Ignu būtų galima buvo pasistumdyti. Ir dar turėjai vienas varžybos Rygoje, tai buvo gegužės mėnesį Semipro Latvijos. Tiesiog, ar tai buvo tavo pirmas išvažiavimas į užsienį, ar... Kaip pačio piloto buvo pirmas išvažiavimas į užsienį, tas toksai perėjimas į greitesnės trasas, kur jau šiek tiek didesnis greitis, prisitaikymas prie Kačerginės, irgi labai bijojau, bet atsargiai, ramiai pavyko suvažiuoti kažkaip. Kelis kartus buvau išleidęs ratą, bet ten nežymiai tiesiog. Poriniuose susitikau su stipriu varžovu ir pralaimėjau, nes jisai sekė žiauriai arti.
pačiam baisu buvo nesusipint, kad nepagadinti jam važiavimo. Kokie tau yra įspūdžiai vat, iš tų jau tokių greitų trasų pro lygos? Įspūdžiai tokie, kad gale važiavimo nesupratai, kas įvyko ir labai smagu. Ką veiksi žiemos metu? Kokie planai yra su mašina, galbūt kažką darysi? Reikės išlengvinti kėbulą dar kažkiek, kiek įmanoma. Nes yra tikrai detalių, kurias galima būtų pakeisti lengvesnėm. Sulankstytą tą stogą pasikeis, nes nelabai jau kaip. Ir tiesiog reikėtų palipdyti bodykitą, nes kontaktų visokių buvo. Gal turi kažkokių planų, kur jau žinai, kur važiuosi? Į kokius varžybas? Kitais metais Lietuvoje būtinai reikia važiuoti visose etapuose ir norėsiu, tiksliau pakeisiu padangą, su kuria važiuoju. Iš sportinio vesleiko pereisiu į gatvinę padangą ir bandysiu labiau priprast prie automobilio valdymo, prie visų jo ypatybių. Tiesiog auginsiu skilsą, nes tikrai ši sportinė padanga padeda daug situacijų išvaldyti. Ta prasme, pastumėja tave į priekį, bet neaugina tavo visų įgūdžių. Tai dar labiausiai norėčiau padėkoti visai komandai, komandos vadoviai Sandrai, kuri tikrai stipriai prisideda prie tos kelionės iki taurių, iki mokinimosi, iki piloto skilso auginimo. Kai buvo problemų, visa komanda padėjo, motyvavo, tiesiog visai prisidėjo, kaip tik galėjo prie mano visų sezono šitų pasiekimų.